Kas prieš 2 savaitės gavo aukščiausią Putino apdovanojimą? Koks valstybės politikas? Kokiam Lietuvos politikui Putinas įteikė aukščiausią valstybės apdovanojimą? Gabrieliui Landsbergiui. Jis praeitą savaitę trečiadienį, ketvirtadienį asmeniškai iš Putino buvo įteiktas aukščiausias valstybinis apdovanojimas už nuopelnus Rusijai. Ir už laikotarpį 2022-2024 metai. Kur buvo Landsbergis praeitą savaitę išvykęs? Jis gavo ką tokį? Valstybinį apdovanojimą. Taip? Gavo? Gavo. 2023 metai. Metai, kaip vyksta karas Ukrainoje, kaip Rusija naikina Ukrainą, ne? Okupuotos teritorijos. Kad rusas galėtų veikti ir funkcionuoti, ko jam reikia labai technologijas? Lustų ir mikroschemų, ne? Taip, dronai visi kiti reikia. Kokia pasaulio valstybė daugiausiai pardavė Rusijai mikroschemų ir lustų? Taivanas. Ne. Pirmoji vietoj Kinija, antroji vietoj Taivanas, trečioji berods Danija, ketvirtoji Amerika. 24 metais analogiškai. Jūs įsivaizduokit, tu nuvažiuoji pasiimti valstybinio apdovanojimą, Taivanas parduoda Putinui mikroschemas, tas daužo nuo paviršiaus Ukrainą, o tas gauna žvėrys apdovanojimą už nuopelnus demokratijai. Niekaip nebesuprantu, kas čia darosi. Tas daužo, naikina, žmonės miršta, Ukraina nuo žemės paviršiaus lyginama, o tas nuvažiuoja, gauna valstybinio apdovanojimą už nuopelnus demokratinį skleidimą. Kokia valstybė daugiausiai pardavė staklių arba, kaip sakant, reikalingą ginkluotei gaminimui? Taivanas. Tas parduoda Taivanas Putinui stakles, tas gamina ginklus, tas lygina nuo paviršiaus Ukrainą, o tas nuvažiuoja, gauna valstybinį apdovanojimą už nuopelnus. O sako, bet Žemaitaitis kremlinis. Nesupratau, galvoju, hebra, jūs čia ką, visai durni esate, kas jums yra, aš suprantu. Tai kodėl žurnalistai, spauda šito dalyko neparodo? Nepatogu. Gėda. Kaip pasakys, kad Žemaitaitis buvo teisus, kad Gabrielius Landsbergis ir visa jo ta škunta, kaip jie ten vadinosi, jie iš esmės viską darė, kad Putinas toliau saugtų. Kas atidavė Baltarusiją Putinui į rankas? Taigi Gabrieliaus visa vyriausybė Šimonytės su savo idiotiniais sprendimais. Ir tą jau kalba ne vienas ekspertas, kuris labai gerai pradeda vertinti 4 metų buvusios valdžios sprendimus. Kad suvoktumėm vienas dalykas šitie žmogeliai kalba į viešumą, o visai kitą dalyką jie daro už akių. Ir kada man kalba apie valstybės ten demokratinius principus, žmogaus teisės ir panašiai, tai man yra Taivanas, tai yra to pavyzdys, kaip galima, kaip sako, kaip pinigas neturi kvapo. Jie toliau biznis prekiauja su Rusija, o mes durniukai, sako, tikimės ir čia demokratijams nešam. Tai va čia yra klausimas, tai kurioje vietoje tą demokratiją matot ir kurioje vietoje žmogaus teisės yra ginamos. Aš bent jau jų asmeniškai nematau šiandien.